Sveiki, Poryt LT šiandieną lyginsime du panašius gaminius. Tai yra Sony ir Samsungo. Sudėjus juos matosi, kad Sony yra šiek tiek mažesnis. Sony ir Samsungas yra vienodo aukščio. Ir plotis yra Sony 1 mm mažesnis. Čia yra 6,4, 6,6, o čia 6,4. Kitaip tariant, žymiai plonesnis. Žymiai plonesnis. 0,2 mm. Taip, 0,2, bet tai yra 6,4, bet fiziškai jaučiasi. Ir svoris truputėlį irgi Sony yra mažesnis. Iš tikrųjų pakankamai panašus dydžiai. Čia yra 8, čia 8,4 colio bendras turbūt dydis. Tas šiek tiek iš tikrųjų skiriasi. Esminiai galbūt skirtumai. Tai pradėkime nuo fizinių skirtumų. Matosi, kad tiktilinė reiškia tokią pojūtį, kurį turi liesdamas prie nugarėlės, abiejų yra malonus ir šiurkštus. Čia yra toks taškuotas paviršius plastikinis, čia plastikas reiškia toksai šiurkštus ir abudu laikyti rankoje labai malonu. Neslysta. Toliau iš išorinių požymių, kas galima būtų į ką atkreipti dėmesį, kad Sony kamera sulyginta su paviršiumi. Samsunge kamera yra šiek tiek išlindusi. Apžiūrėjus po kelių mėnesių eksploatacijos, jokių aptrinimų ar ten kažkokių subraižymų nėra absoliučiai. Skirtumas, jeigu jau žiūrime į kameras, yra tas, kad jos būdamos 8 megapikselių abidvi, skiriasi tuo, kad Samsungas turi blikstę, o Sony blikstės neturi. Dabar išjungus ekranus matosi apčiupinėjimai pakankamai stipriai. Skirtumas yra tuomet pagrindinis mechaninis tas, kad Samsungas turi centrinę Home klavišą, kurį paspaudus visą laiką grįžti į pirminį padėtį. Tam tikri specialistai sako, kad jiems tas klavišas erzina ir maišo, nes tai skirtumas nuo visų kitų įrenginių. Visuose kituose įrenginiuose, kaip Sony, yra tik tais softveriniai klavišai. Bet tai yra problema, ta prasme, kad kai jie atsiranda, jie užima dalį ekrano. Čia viso sensoriniai klavišiukai yra kairiai ir dešiniai, bet šalia tokio atsikišusio, ir tai man asmeniškai yra be galo patogu ir ypatingai dėl to, kad neužima vietos ekrane. Ir nežiūrint to, kad šitas ekranas apie pusę colio yra įstrižainė didesnė, dar plus ir neužima vietos klavišiukai. Na tai kaip ir pliusas. Bet jisai bijo vandens. Mechaniškai. Šitas nebijo vandens. Ir dulkių štalies galima pasakyti. Čia yra, vėlgi, grįžtam prie atskirų maitinimų specialiai, reiškia, Sony aparatai turi galimybę be papildomų kažkokių labai ypatingų dalykų, reiškia, specialią maitinimų įdėjus galima ir naudoti stovelį ir maitinti. Lygiai taip pat, kaip galima PS4, reiškia, žaidimus žaisti. Bet Samsungas turi kitą privalumą. Tai yra, turi va štai šitokį akytę, kuri yra infraredinis sportas, ir kai tu sėdi priešais televizorių, gali valdyti televizorių, gali valdyti kondicionierių. Tai apie fizinės savybės greičiausia tuo ir baigiam, reiškia reziumuojam fizinės savybės. Šitas turi blikstės, šitas ne. Šitas turi infraredą, šitas ne. Sony turi jungtelę pakrovimui nuo dock stotelės. Arba žaidimam naudoti lygiai taip pat. Taip. Ir plus yra IP68 apsaugotos nuo vandens. Kas yra tikrai, mano galva, pakankamai svarbu. Na, iš tikrųjų, žiūrint filmuotoje medžiagoje, skirtumą be abejo nepamatysite. Matosi tik tai vienintelis dalykas, kad jeigu sudėti vaizdus taip, kalbant apie ekranų dydžius, matosi, kad Samsungo ekranas pusę colio yra būdamas didesnis, yra didesnis vaizdas. Kalbant apie ekranus dar, čia yra skystų kristalų Sony, čia yra AMOLEDinis ekranas. Be to, Samsungo ypatinga savybė šitame prietaise yra tai, kad čia yra QHD skiriamoji geba, tai yra 2560 taškų, tą, ką mes daugelį įrenginių matome. Sony turi Full HD ekraną. Mes sąmoningai bandėm, žiūrėdami į tą pačią nuotrauką, atrasti, ar tą galima įžiūrėti
plika akimi įžiūrėti skirtumą praktiškai neįmanoma, nežiūrint to, kad čia taškų Samsungo ekrane yra dvigubai daugiau. Šiaip lyginant tekstus ir raides tekste, tinklapį atsidarius, skirtumas šioks toks yra. Šiek tiek raiškesnis ir glotnesnės raidelės, ypatingai jeigu skaitai mažas raides, tai tas raidžių glotnumas iš tikrųjų matosi ant Samsungo. Iš tokių skirtumų tikriausiai tai yra bene vienintelis skirtumas, nes atminties šitie prietaisai turi vienodai, turi po 16 GB vidinės atminties, turi galimybę įstatyti korteles iki 128, kas yra labai didelis turis, ir tai yra esminis skirtumas nuo tų pačių iPadų, kad sistema yra atvira ir ją galima įstatyti išorinę atmintį, operatyvinė atmintis. 3 GB? 3 GB abiejose, reiškia šitie parametrai vienodi. Kalbėti apie procesorius nėra jokios prasmės, kadangi labiau lemia sistemos optimizavimas, ar stabdo ar nestabdo megahercių skirtumų nagrinėti iš vis beprasmiška yra, nes prietaisai, netgi jeigu būtų kelis kart lėtesni, greičiausiai nestabdytų. Tai užtat tai nėra visiškai kritiškas parametras, atsidarinėja tinklapiai vienodai. Aš galbūt atkreipsiu dėmesį turbūt į porą charakteristikų, kurios man pasirodė pakankamai svarbios. Tai, čia aišku rašoma paprastai akumuliatorių, reiškia talpa ir praktinis naudojimas. Sony turi tą savo staminos, reiškia, kaip ir taupimo arba taupesnio režimo, reiškia, formatą. Man kas labai patiko, kad aš iš esmės naudodamas pakankamai aktyviai dienos eigoje, man niekada per dieną neįsikrauna šis aparatas. Ir gana greitai įsikrauna, kas vėlgi yra didelis pliusas. Dabar apie programinius dalykus, ką norėčiau pasakyti esminio. Sony akcentuoja tai, kad su savo programėle įdeda ypatingą programą, kuris fotografavimo režime turi spec efektus, bėgiojančius tokius grybus, kaip musmirių pačiam prisiėdus papildytos realybės. Musmirės, dinozaurai, reiškia, tai, kas iš tikrųjų pačiu vaikam gali patikti, nardyti, reiškia, po vandeniu. Samsungas turi labiau tokių praktinių smart fotografavimo funkcijų, jos labai patogios ir jos eina iš gaminio į gaminį. Čia yra, tikrai labai, sakykime taip, mažiau atraktyvų, kiek labiau praktiška. Tie, kas mėgsta pramogauti, aš sakyčiau taip, galbūt darbo prasme, taip, su dokumentais dirbant ir kopijuojant, kaip tu minėjai, galbūt iš tikrųjų Samsungo privalumas Sony žmonėm, kurie iš tikrųjų pramogauja, reiškia, pradedant Walkmaniukų, reiškia, atskirai muzikiniam dalykam, filmam žiūrėti. Svarbiausia reikia atsiminti dar kartą, tai yra pats formatas. 8 colių, reiškia, jis toks yra nei tas, kur labai jau, reiškia, telefonas, nei tas, kur planšetė, reiškia, jau 10 colių. Tai toks yra vidinis variantas ir aš sakyčiau, mano naudojamas scenarius man asmeniškai patvirtino, kad tai daiktas, kurį gali nešiotis kišenėse. Tai yra svarbiausia turbūt įžvalga, pakankamai kompaktiškas, kad galėtum nešiotis kišenėje, nereikia specialių kažkokių priedų dėklų, bet pakankamai didelis, kad galėtum naudoti skaitimui, dokumentų vartymui, prezentacijų rodymams savo ir panašiai. Tai man atrodo, būtų gaminėtas savybės turi, o kiti reikalai matys susiję šiek tiek su skoniu, jau kad mes šiandien turėjom kaip tik baltą ir juodą, kam kaip patinka. Tai ką, manau, kad poryt LT šitokių apibendrinimų ir baigiame. Puikus nedideli planšetiniai kompiuteriai, kurie telpa vyro kišenėje ir nedideliam rankinukėm merginoms tikriausiai. Tai vat poryt LT atsisveikina su jumis šiandieną, iki kitų pasimatymų.